štai turi jau suformavusi tokių nedidelių duonos kepaliukų ir toliau ima ir formuoja ir keps. Na, čia į šitą krosnį ne ant ližės, o tiesiog skardelėse keps tą duonelę. Va štai jį, o aš tiesiog truputėlį apie papročius pakalbėsiu. Tada galėsit vaišintis, o paskiau dar gausit dar užduotėlių, kai jau būsite šiek tiek ir jau gal atvažiavot be pietų, ko gero, ir taip toliau, kai jau būsite pasistiprinę ir galėsite galvoti pavalgysio žmogaus kitokios mintys, sako yra. Tai kasgi yra kepant duoną, kokiegi buvo papročiai, kokios tradicijos. Kepant duoną būdavo draudžiama kalbėti. Na, mes čia dabar kalbam, bet tai jau būtų nusikaltimas. Kodėl? Drausdavo kalbėti, kad pluta neatšoktų ir kad nesutrūktų duona, nesutrūkinėtų ta duonelė. Na, to papročio tikrai, kad laikydavosi. Vaikams duodavo pauostyti to garo iškepusios duonos jau. Sako, labai padėdavo nuo slogos, nuo gerklės skausmo ir taip toliau. Kai tik ištraukta duonelė, ji dar garuoja ir labai gražiai va štai vaikus motinos tokiu būdu gydydavo. Na, visi turbūt žinot ir esat mokyti nuo vaikystės, kad jeigu jau nukrito duonos gabalėlis, reikia jį pakelti, pabučiuoti ir atsiprašyti duonelės, kad su ją nepagarbiai elgiesi. Na, aš pasakyčiau, kad dabar, na, kai kurie vaikučiai labai primiršė šitą štai paprotį. Gal, kad tos duonelės mes turime užtektinai. Kartais mokyklose tenka pamatyti ir prakastą, ir nuspirtą, ir kitaip su ją nepagarbiai elgiamasi, kadangi, sakau, turbūt mes truputėlį per daug jos turime. Dargi ko negalima. Va štai po liže, sako, ar vaikams landžioti buvo neleidžiama, kad gali vaikas kuprotas užaugti. Nes duona galbūt turi irgi tokį, na, tokią formą, kaip kad lyg ir kupra. Na, duona drausdavo iš riekės laužti vieną ranką. Turi būtinai abiem. Sako, kodėlgi? Sako, duona neuždirbama viena ranka. Ja reikia daug įdėti triūso abiem rankom, kad gautum tą duonelę. Dar kogi neleisdavo. Ar kas buvo sakoma? Jeigu duoną kepant, va štai dabar svečias, jūs mūsų svečiai, visi duoną kepant atėjote, reiškia jūs tapote artimiausiais mūsų kaip šeimos nariais. Tiesiog lyg ir susigiminiuodavo ir neišleisdavo tada jau to. Sako, lyg ir užkepdavo tą žmogų, kuris ateidavo. Jo neišleisdavo jokių būdų, kol ta duonelė neiškepusi ir tos duonos kepaliuko neįdėdavo į kelionę. Dargi, kas būdavo... Gerai, tai gerai, duona įdėjo, tėvai įdėjo. Taigi dėk duonelę, aš kepu, aš kalbu, o visi gurkšnoja. Na, kepimo diena, niekas negalėdavo nieko skolintis. Kodėl? Kad duona neišeitų iš namų. Va, mane gali patildyti ir pasakyti, kad daugiau negu aš žinau. Na va. Dabar dar vienas dalykas. Jūs žinot, kad duonos negalima šitaip ant stalo dėti. Tai irgi didelė nepagarba. Sako, jeigu jau pamatei ant stalo, va štai šitaip duona padėta. O užsidegė namai. Pirmiausia, atversit duonelę, tai pradėjus. Taip, tai yra vėl rodoma duonai pagarba. Didelė pagarba duonai. Na ir man jau sako, kad gana kalbėti, aš gal dar pradėsiu. Paskui turiu daug ką pasakyti, jūs man
noriu dar papildyti Birutę, ta prasme tai yra pasakyti, ko nepasakiau. Tai turiu padėkoti dviem programom ypatingai už šį gražų stalą, tai padėkoti